Šiuo atveju mes turime baltą su mėlynu Nokia 5530. Taigi nugarėlėje turime 3,2 megapikselių fotokamerą su blikste ir daug plasmasės. Praktiškai pati nugarėlė Nokios yra vien plasmasinė. Šone turime garso reguliavimą, ekrano užrakinimą ir trečiasis mygtukas tai fotokameros mygtukas. Kitame šone turime plastikinį pieštuką. Jo galime naudotis, galime nesinaudoti. Taip pat to plastikiniu pieštuku teks tikrai pasinaudoti, nes norint atidaryti SD kortelių angą ir SIM kortelės angą, teks tikrai turėti arba labai ilgus nagus, arba naudotis to pieštuku. Taigi viršuje turime įjungimo mygtuką, apačioje turime micro USB jungtį, 3,5 mm ausinių jungtį ir įkrovimo jungtį. Taigi dabar šiek tiek apie patį telefoną. Nokia 5530 Express Music yra varomas Symbian S60. Štai taip atrodo pagrindinis meniu, tiksliau pagrindinis ekranas. Meniu pažiūrėsim vėliau. Apačioje galite susidėti Apačioje galite įsidėti greito paleidimo juostą, bet galite ją ir palikti. Kaip matote, aš susidėjau kalkuliatorių, Facebooką, Opera Mini ir SMS laiškus. Taigi galime pasižiūrėti, kaip atrodo pats skambinimo meniu. Dideli mygtukai. Jautriai reaguojama į paspaudimą. Gan patogu. Dabar pats meniu. Pačiame meniu galite įjungti jau akselerometrą arba galite įprastai naršyti. Meniu gan šviesus, puikiai reaguoja į paspaudimus. Pasižiūrėkime, ką turime galerijoje. Taigi nuotraukas, kaip matom, Nokia jau yra įdiegus keletą nuotraukėlių. Esu ir pats padaręs vieną nuotrauką. Štai taip atrodo nuotrauka. Galime priartinti. Pasižiūrėkime dabar, kaip atrodo video. Iš tiesų nustebau, kad ant tokio paprasto telefono taip šauniai atvaizduojamas video. Pabandykime. Gan sklandžiai, spalvos ryškios.
Didžiausias minusas pačios Nokios, ko gero, būtų tai, kad ji parūpina tik tai labai netgi trumpą mikro USB laidą. Galiu parodyti, kokio jis trumpumo yra. Štai visas mikro USB ilgis. Taip pat prie blogybių galėčiau paminėti, kad meniu nėra labai patogus, jeigu norite kažką greit pasiekti. Sakykime, iš pagrindinio ekrano norime pasiekti kažkokį tai žaidimą. Turite įeiti į pagrindinį meniu pradžiai, eiti į programas, po to susirasti kažkokį žaidimą, jeigu jis yra apačioj dar sunkiau. Ir tik tada galite pradėti žaisti. Taip pat, kadangi čia yra Express Music, montuoti greito paleidimo mygtukai, bet jie programom nėra pritaikyti. Taigi čia buvo TechPil.lt